su Eivute nuvažiavom į oro uostą. 5 ryto atsikėlėm. Reiškia, viskas gerai. Nes jie tyrė tą sudėtį. Manęs paprašė net tą sėdrą. Mano tai dezodorantą įkišo į chemijos tyrį, nu tą mašiną, kuri buvo ištyrę konsistenciją. 200 litrų, 200 kilų. Tai mums reikia kiek vežimėlių? 2? Tai minimum. Arba reikia 2 su priekabom. Ne, paimsim. Va dėl šitų norėjau pasiklausti, ar įmam, čia toksai nuo Anzekso, ale, žinai, jeigu ten greitai. Provizija derinam. Geriau makaronų tada. Matai, jeigu... Nu va, atvarėm Lietėnus. Orelis. Kaip skrydis? Pagaliau išmiegojau. Aha. Tai visi, ne, mes? Ar visi susirinkom? Visi. Nu tai gerai, einam link mašinos. Einam. Nu, tokį mersą didžiulį užsakiau hebrai, kad visi normaliai pailsėtų, varšai lėktuvę pavargo. Ant 10 žmonių 30 paėmė. Nu, kaip ir jo, nes jisai matai nelengvoji. Jisai negali važiuoti į aikštelę. Bet jis važiuos, gal žinos, koks, žinai, didesnis pokalbis tas Lidlas. Grupelės dirbo savo darbą. Nu, kaip randat, yra produktų, mėsos, gerų produktų. 8 skaičiuok, 8. Čia braunė? Ką? Edmundėlis svarbiausius patronus ima. 7. Važinėjom, su kašekiais vežiojam, užkraudinėjom. O toks mūsų busas. Pilną busą turim prikrauti provizijos. Graikiški bairiai. Negali autobusas įvažiuoti, nes šlagbamas sulūžęs. Nu, taigi čia įvažiuotų. Pasirašėm sutartėlę. Susidėjom va mūsų visą proviziją, visi daiktai. Sunkus vakaras. Labai visi sunkiai dirbam. Ir tiek nusikalėm, kad net nusprendėm išeiti į kavinę ir tą progą cementovkę tokią padaryti. Let's go! Galvoju, ten taip žydi, tiek jie prisadina jų. Kokios livukai ant žemės mėtus. Bet aš nežinau, kaip jums man obelis Lietuvoje žydi gražiau. Nebuvo zakūros visas. Baltai. Nu kaip pusrytukai rytiniai? Kaip miegojot? Puikiai. Miegojom linksmai, diskotekoje. Jo, miegojom. Tavo langai į kitą pusę miesto matytų. Kas neplaukęs, kas neturi priesaikos nepriėmęs? Tu, kas dar nepriėmęs? Tu priėmęs priesaiką? Ne, mes nepriėmėm. Nepriėmęs? Viskas, Tu priėmus? plaukusi jau su vyru pirmom plaukus. Jūs turit priėminį? Aišku. Gerai, nu tai tvarkoj. Aš tai kažkaip nepomniu, nes jau gal gatavi buvom. Taip. Aš paskui sako vardas, būrinį jachtą pirmą kartą gyvenime išplaukęs į jūrą. Kartokit. Aš, Valdas, būrinę jachtą pirmą kartą išplaukęs į jūrą. Savo ir draugų kolegų buriuotojų akivaizdoje pasižadu. Savo draugų ir kolegų akivaizdoje pasižadu. Būti atsakingas ir draugiškas buriuotojas. Dėti visas pastangas, kad plaukimas būtų saugus. Dėti visas pastangas, kad plaukimas būtų saugus. Komfortiškas ir smagus. Visada be išlygų vykdyti visus kapitono nurodymus. Net jeigu jis siunčia ant krieno.
kai man kas nors palinkės gero vėjo, aš visada atsakysiu vėjo, vėjo, vėjo. Aš visada sakysiu vėjo, vėjo, vėjo. Jo, galim pradėti. Kėja miestelį, saloj. Išvarysim trupučiuką pasižiūrėti, kas čia yra, kaip čia ką. Aplankėm Kėją salą, buvom nuvarę į uostelį, prisišvartavom. Graikas pakvietė pas savį kavinukę, pasidėjom, išgėrėm trupučiuką vyno ir dabar varom įlanką. Atsirado naujų vairininkų. Pasidarysim normalių graikiškų salotų, ne su svogūnais. Pasikėlėm grotą, bet einam Leventiku. Einam Leventiku, tai visai neišeina paburiuot. Aurelijau, mes per bortą mes. Jo, per bortą. Jo, sulėkštę. Žuvytėm pašaras. Aurelijaus vakaro nuotykis. Mano jau yra viskas čikis-nikis, jau. Čia sustojom nakvyniai Aninkariuko. O kam tako? Ai, Aninkariuko sustojom, ten bandėm sustoti, bet nepavyko. Čia yra griuvėsiai amfiteatras. 6 amžius prieš Kristų. O tai va reikia vakaruoti atmundėlį. Kaip vanduo? Šalta. Šaltas? Ne tiek. Nešaltas? Super, šaunuolis. Sekantis? Savanoriai ar išmesti? Jau senai laikas mane išmesti per bortą. Aurelijus išpainiojo visą katuškę. 3. Dar neišpainiojo. Liko 2. 2. Čia gali dar visko būti. Kur? Ne, čia jau viskas baigtų. Bet tu matei, koks buvo. Čia dabar tai čia vaikų darželis liko. Čia va šitas liko.